Mielos Lietuvos dukterys, mielos sesės lietuvaitės, mes dėkojame Viešpačiui Dievui ir jums, kad turime galimybę bendrauti ir džiaugtis nuostabia bičiulystė ir tarpusavio supratimu. Pasirodo, kad širdies šiluma, gerumas, noras padėti ir atjausti gali įveikti didžiausius atstumus, nugalėti vandenynų tolius ir gyvenimo padiktuotus skirtumus. Lietuviški papročiai, gimtoji kalba ir artimo meilė bei pagarba suvedė mus. Mes patyrėme jūsų nuoširdumą ir norą pagelbėti. Jūsų gerumo ir dosnumo dėka mūsų šventinis stalas gražus ir gausus. Mes, negalią turintys žmonės, pasijuntame apsupti dėmesio ir esame pilnaverčiai. Kokie gražūs jūsų lietuviški vardai: Genovaitė, Darija, Vilija, Vaida, Patricija. Kokios taurios ir mylinčios jūsų širdis. Dėkojame už dėmesį, už materialinę pagalbą ir dvasinę bendrystę. Tegul šventų kalėdų varpai suskamba jums, pranašaudami gyvenimo pilnatvę, gerą sveikatą, šeimų gerovę. O mūsų padėkos žodžius jums tepalydi malda ir Lietuvos himno žodžiai. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Sveikiname jūs su artėjančiomis šventėmis ir dalyjamės lietuviškų kalėdaičių. Būkite sveikos, būkite laimingos. Ir dar, mėlyjeji, noriu paminėti patį pagrindinį mūsų asmenį, kuris sujungia Ameriką su Lietuva, tai mūsų Genovaitė Žaliūnienė. Jos dėka keliavo sunkus, gausūs siuntiniai į Lietuvą. Ne tik tai mintimis jinai mums padėjo, bet jinai mums padėjo ir materialiai. Labiausiai mūsų gerbiami yra savanoriai, kurie savo gražiu darbu, nuoširdžiu darbu padeda mūsų žmonėms. Birute, man kažkaip aš jūsų nepasieksiu, siunčiu. Dovanėlė jums. Šalia mane sėdė. Arvydas dingo. Arvydas, Arvydui ir Robertui. Robertas pasiėmė. Ir Robertui.